Jam pasirodo būna pirmų kartų dar ir mano amžiui, nes per 12 metų dėstydamas CSM ir naudodamas šitą auditoriją, matau tiek pirmą kartą žmonių. Ir visgi manau, kad čia yra ne mano nuopelnas, ir tiek nesueidavo, čia visgi visi laurai turėtų matyti atitektis Monikai, nes jeigu anksčiau buvo laikas, kai pradėjom, kad visi norėdavo patekti pirmą puslapį Lietuvos ryte, tai dabar atrodo, kad ir pagal rinką jaučiam, kad jeigu jau į Delfius nepapuolė, sako, tai jau bėda, jau blogai. Aš trumpai tik pabandysiu susijungti techniką, nes šiaip labiau mėgstu vaikščioti negu stovėti, nes kaip mokė mane vienas iš Britų, dar dirbant užsienio reikalų ministerijoje, mūsų viešo kalbėjimo mokytojas, tai sakė, jie ten buvo du ir tarpusavį ginčydavosi, kuri sistema yra geriau, vaikštant ar stovint. Tai tas, kuris mūsų mokė, kurią mes sistemą pasirinkom, jis sakydavo, kad į judantį taikinį ar žymiai sunkiau pataikyti. Tai bandysim šitą iš jau daug kartų panaudotą sistemą, kad girdisi? Girdisi. Ar ne? Jungti reikia. O, tikrai, dabar paprašysiu. Taip, dabar girdisi, gerai? Taip, dabar dar susitvarkyti su sistema, ačiū Dievui, jinai yra pažįstama. Ir pradėsiu galbūt būtent nuo to, kad Taip, visa šita idėja, kurią aš šiandien truputėlį jums pademonstruosiu, gimė iš labai paprastų dalykų. Gimė iš šitos auditorijos, vienos iš tų auditorijų. Pastaruosius 5 metus studentai sulindo į savo mobilius telefonus, planšetės ir kompiuterius. Iš principo daryk, ką nori, tu jų neištrauksi iš ten, ar ne? Ir pati idėja buvo labai paprasta, kaip priversti tą auditoriją, kuri čia sėdi, ištraukti atgal ir pradėti šnekėti su jais būtent, nors jie yra savo planšetėse, kompiuteriuose ir mobiliuose telefonuose. Dėl to aš dabar prašysiu jūsų visų išsitraukti savo mobilius telefonus, planšetės, kompiuterius. Ir man tiesiog yra įdomu, kokią aš turiu auditoriją, nes tas pats visoje bet kokioje komunikacijoje. Jūs esat lygiai taip pat, kai jūs darot kažką, pirmiausia, jūs turite suprasti, o kas yra jūsų auditorija. Nes nesuprantant, kas yra jūsų auditorija komunikuoti, iš principo yra tai šaudyti su patranka iš girblius. Ir šitoje vietoje nei viena iš, sakykime, žiniasklaidos priemonių jums nepadės tą pasiekti. Ką jūs galite padaryti? Jūs galite užeiti į iqpulse.com, surinkti kodą arba nuskanuoti QR kodą ir atsakyti tuos klausimus, kurie ten yra užduoti, kad būtų lengviau suprasti, kokia yra jūsų sąsaja su startuoliais. Ar jūs esate įkūrėjai, ar jūs esate komandos nariai, ar jūs esate galbūt tie vadinami angelai, kurie finansuojat vieną ar kitą projektą. Bet ką norėjau pasakyti, kad iš principo šitas projektas yra gimęs iš vargo ir sugalvojimo, kaipgi auditorija, kurią matai kiekvieną rudenį ir vis jaunėjančią, kokiu būdu ją išsitraukti lauk ir pradėti šnekėti su ją apie tą temą, kurią tu nori šnekėtis. Papasakot, kas yra. Monika yra lengviau, nes Monika šneka apie labai konkretų dalyką, apie Delfius, kurie jūs visi skaitot, visi žinot. Pasakyti, kas yra viešieji ryšiai, pavyzdžiui, paaiškinti mano tėvams, kuo aš užsiimu, yra neįmanoma. Nes jie kiekvieną kartą klausia, o kas tai yra, ar ne? Ir kas yra tie viešieji ryšiai, kas yra komunikacija. Tai dažnai iš pakankamai ilgos patirties galiu pasakyti, kad viešieji ryšiai yra labai sumistifikuojami, kad tai yra kažkas tai tokio, ką galima padaryti ir gauti iš to labai didelę naudą. Iš tikrųjų taip nelabai yra ir tai yra, ką aš savo studentams šneku
kiekvieną rudenį dėstydamas korporatyvinę komunikaciją, kad iš tikrųjų komunikacija yra vadybos funkcija ir ją tenka užsiimti kiekvieną dieną. Jeigu tuo neužsiimant, iš tikrųjų priešokiais, kai jūs sugalvojat, vat norėčiau būti arba Delfyje tarp pirmų žinučių, arba būti Lietuvos ryto pirmam puslapį, iš tikrųjų tas neduoda to efekto. Galų gale labai didelė klaida, kai mes šnekam apie verslą, yra tai, kad yra gajus mitas, kad bet kokia, kaip sako, bad publicity or good publicity is good publicity. Tai tikrai bet koks viešumas nėra geras, jeigu mes šnekam apie verslą. Verslas visgi turėtų rūpintis tokių dalykų kaip reputacija. Apie jūsų įmonę, apie jūsų startuolį gali daug rašyti, bet jeigu rašo blogai, realiai viskas. Jūs neturėsit reputacijos, reiškia jūsų nepirks, į jūs neinvestuos, jūs tiesiog negalėsit toliau gyventi. Dėl to reputacija, kuri yra labai trapi, kaip sulaukus mano amžiaus ateiti į startupų pasaulį, tai yra, kaip viena kolegė iš Verslios Lietuvos pasižiūrėjo, sako, klausyk, koks tu startuperis, sako, tu pasižiūrėk į pasą. Tai tada pamatai, kiek yra svarbu iš tikrųjų tie kontaktai, tie ryšiai, kurie būtent toje sferoje dalyvauja. Tai va, tai ką mes turim, jeigu šiaip truputėlį pasižiūrėjus į auditoriją, tai mes turim beveik pusę žmonių, kurie yra patys įkūrėjai. Tai reiškia tie, kas sugalvojo idėją ir bando ją vystyti, apie 10% komandos narių ir 45% yra kitaip susiję, tai vat lieka mistika, ne, ir klausimas, kaipgi. Nes aš tiesą pasakęs, dėliodamas tą lentelę, galvojau, kaip įvardinti tuos, kurie atėjo, galbūt jiems įdomu, galbūt įdomu, kas yra startupai, kas yra komunikacija, bet nelabai aišku, kaip juos ten būtų galima, sakykime, pavadinti. Tiems, kas esat savo idėjų kūrėjai. Tai vienas dalykas, kad galiu pasakyti, kad iš savo jau patirties, kad tą, ką sugalvoji, iš tikrųjų yra labai artima savo. Kiekvienas mes mylim savo vaikus ir jie yra patys gražiausi, patys geriausi. Bet, kai mes šnekam apie komunikaciją, žinokit, niekam tas nerūpi. Niekam tas nerūpi. Ir geriausias, genialiausias jūsų sprendimas, išradimas niekam nerūpi. Ir čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, kurį jūs turite turėti galvoje. Buvo labai gera mintis iš tikrųjų Monikos, visą laiką galvokit taip, kaip galvoja jūsų auditorija. Pirmiausia, jūs tą auditoriją žinokit, kas tai yra jūsų auditorija. Ne, galbūt Delfio jums visai nereikia. Ir galbūt Delfis parašęs, taip ten jūs gausit nemažai sakykime, skaitytojų ir paskaitė, bet galbūt tai yra visiškai ne jūsų auditorija ir jums ten pasirodė, galbūt net nereikia. Turint omeny, kad startuolių pasaulis yra idėjų pasaulis, ar ne? Ir tos idėjos pačiam pradiniam etape gali būti greitai kopijuojamos, gali greitai būti pasiimamos. Klausimas yra labai paprastas. Ar iš viso komunikacija yra reikalinga tuo metu, ar ne? Ir jeigu jinai yra reikalinga, tai kokiam segmentui? Nes labai smagu ir labai, kaip sakyt, pasitikėjimas savim pakelia bet kokia žinutė, kuri galbūt išeina Delfiuose, kažkur tai kitose portaluose, bet visą laiką atsakykit savo į klausimą. Ar tikrai jinai yra laiku ir ar iš tikrųjų yra koks nors tikslas to žinutės jūsų verslui. Nes jūs turit aiškų planą, kur jūs norit būti po metų, galų gale angelai jums neduoda ramybės kiekvieną kartą klausdami, o koks yra jūsų planas, kaip jūs jį padarysit, kokiu būdu tos investicijos atsipirks, tai į komunikaciją žiūrėkit kaip į mediciną. Svarbu nepakenkti. Šiaip tas piarinis burbulas jums yra nereikalingas vien dėl burbulo.
komunikacija turi būti tikslinga ir aiškiai suvokima, ką jūs norit su tą komunikacija pasiekti. Kad žiniasklaida turi didžiulę galią, taip, yra rinkų, kur pavyzdžiui žiniasklaida gali sugriauti verslą per savaitę. Vienas iš tokių pavyzdžių prieš keletą metų rašytus Economist, tai buvo apie arabų rinkas po pirmojo Irako karo. Tai yra nevyriausybinės organizacijos, kurios kovoja prieš tarptautinius brandus. Ir įdomiausia tai, kad labiausiai nukentėjo, kai tą klausimą užduodu savo studentams, jis sako, jo, Coca-Cola, McDonald's arba dar koks nors iš amerikiečių didelių brandų, bet iš tikrųjų nukentėjo labiausiai Procter & Gamble, vienas produktų. Tai yra Ariel skalbimų milteliai. Ir atrodo, prie ko? O dėl to, kad ta nevyriausybinė organizacija arabų šalyse paskelbė, kad šitie milteliai yra pagaminti buvusio Izraelio premjero Arielio Šarono garbei ir atomo ženklas yra modifikuota Dovydo žvaigždė. 40% rinkos kritimas per savaitę. Tai čia yra žiniasklaidos iš tikrųjų įtaka vienoje ar kitoje rinkoje. Žinoma, mūsų rinkos nėra tokios jautrios nei politiniams, nei, sakykime, kitiems faktoriams. Bet visą laiką, jeigu startuoja, iš principo jūs patys žinot, Lietuva yra poligonas išsibandymui, ar ne? Tai yra gera vieta padaryti, yra poligonas išsibandymui, bet rinka yra ne čia. Tai dėl to labai aiškiai turi suvokti, o kur tai jūsų rinka. Ir va čia prasideda kitas dalykas, ar ne? Jeigu tai yra rinka, ten yra visiškai kitas žiniasklaidos landšaftas. Visiškai kiti, sakykime, papročiai, ta pati Lenkija, ar ne? Jeigu jūs einat kaip lietuviškas startuolis į Lenkiją, tikrai nesitikėkit palankumo. Tikrai jo ten nebus. Teko išvedinėti ne vieną kompaniją į tą rinką. Ir iš tikrųjų vien tik lietuviškumas tos kompanijos yra minusas. Londone per mūsų vieną iš tokių roadshow su IQ Pulse mums labai aiškiai pasakė, vyrai, jūs turite žiauriai gerą idėją, bet jūs gimėt žiauriai negerai valstybei. Tiesiog dar vienas klausimas, kiek jūs komunikaciją ar viešuosius ryšius, kiek jūs naudojat savo darbę jau dabar, ar ne? Atsakymų yra 3 variantai, taip ne ir sunku pasakyti, nes kartais iš tikrųjų sunku suprasti, o kas tai yra. Nes realiai per pastarąjį dešimtmetį takoskyra tarp reklamos ir viešųjų ryšių jinai yra visiškai išsiskyrus. Tiksliau, nebėra takoskyros kaip tokios, jinai išblanko dėl socialinės medijos. Jeigu tradicinės žiniasklaidos rėmuose, kas yra viešieji ryšiai, kas yra reklama, yra labai aišku. Reklama yra viskas, už ką jūs galite kontroliuoti. Tai yra jūsų plotas, laikas, erdvė, kurią jūs nusipirkat ir žinutė, kur jūs ten įdedat. Nesvarbu, ar tai yra vaizdas, ar tai yra tekstas. Užsakomieji straipsniai yra ta pati reklama pagal aišku viešųjų ryšių standartą, kaip jis yra suprantamas vakaruose. Viešieji ryšiai yra viskas, kas yra kuriama žinia, kurią jūs galite sudominti žurnalistus, bet yra jų teisė ją pateikti taip, kaip jie ją mato. Ir šitoj vietoj jūs nekontroliuojat nei vietos, nei laiko, nei turinio. Tai klausimas, kuriam galite užsiimti. Ar ne? Ir kartais yra nueinama lengviausiu būdu, ypač žiniasklaidoje, kurioje tą galima padaryti, tai yra tiesiog nusipirkti tekstą, ar ne? Bet, pavyzdžiui, Vokietijoje, jeigu jums bet koks komunikacijos konsultantas pažadėtų konkrečiam leidiniui, konkrečią vietą, tai yra baudžiamoji atsakomybė. Iš karto. Nes tai yra korumpuojama spauda ir tai yra spaudos korupcija. Tai iš tikrųjų toj vietoj takoskyrą socialinė žiniasklaida panaikino labai stipriai todėl, kad visos, sakykime, akcijos, kurios yra daroma, flash mobai, visi kiti dalykai, kas tai? Tai reklama ar viešieji ryšiai.
ar ne? Nes takoskyra yra tiesiog išnykus vien dėl to, kad pats veiksmas, pats, sakykime, įvykis, kuris yra sukurtas, jis gali patekti į žiniasklaidą dėl to, kad jis yra įdomus, ar ne? Lyg tai būtų ir kaip viešųjų ryšių dalykas, bet tai jau yra renginys, tai yra sugalvojimas. Kitas dalykas, kad grįžtant prie to, ką minėjau, kad niekam jūs esate neįdomus, kaip ir mes neįdomus visi, yra tai, kad pirmiausia ir reikia turėti tą mąstyseną, gerai, o kaip mano auditorija galvoja, kas jai gali būti įdomus. Mes visi esam labai įnikę į detalės, į mūsų projekto gražumą, techninį, sakykime, techninį kažkokį tai sprendimą, kažkokią naują technologiją, bet tai yra įdomu labai mažam ratui žmonių. Ir klausimas yra, ar pradiniam etape savo startuolį, jūs tą norėtumėte iš viso pasakyti, kokiu būdu jūs tą padarėte. Kitas dalykas, turint socialinę žiniasklaidą, kurie iš tikrųjų yra labai įvairi, yra žymiai didesnės galimybės būtent startuoliams judėti į priekį, bet čia irgi yra labai svarbu kūrybiškumas ir kaip tą padaryti. Man teko, būnant Didžiojoje Britanijoje, dabar per pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, bendrauti ir būtent skaityti pranešimą kartu su TransferGo įkūrėjų, tai jie tiesiog pasakoja po to jau po sėdint ir geriant alų, pasakoja, kokiu būdu jie socialiniai žiniasklaidai, pavyzdžiui, nes jų tikslas yra labai paprastas. Jie sako, mūsų auditorija yra emigrantai. Mūsų pagrindinė auditorija yra emigrantai ir mes norim juos pasiekti. Bet vietoj to, kad, pavyzdžiui, jie mokėtų Google'ui už